suprato, bet štai ką aš manau, vieną dieną kirtas mėgoti nugriuvau ir štai kokį sapną aš pamačiau, tai buvo lyg dabar, bet viskas kitaip. Mūsų miestas buvo 100 kartų iššaudęs, visi neformalai į priemiesčius traukės. Gyvename ten taip, kaip norėjom, o štai miesto centre prabanga klestėjo. Jie net nežinojo, kaip mes gyvenam, kad kiauras tarp savęs kasdien kariavo, vadino mus degradais ir šunimis, nežinodami, kad mums priklauso ateitis. Mums priklauso ateitis, hei! Mums priklauso ateitis, hei! Mums priklauso ateitis, hei! Mūsų nieks nesustabdys. Mums priklauso ateitis, hei! Mums priklauso ateitis, hei! Mums priklauso ateitis, hei! Beveik kasdien po mūšių rinkdavom lavonus, bet farai vis tiek nelindo į mūsų rajonus. Per telikus praneždavo, kad viskas gerai, nors priemiesčiuose virė tikrai karai. Jie leisdavo mums vienas kitą žudyti, nes jei mes mirsime visi, Valdžiai mūsų problemų nereikės tvarkyti ir dafiga babkių galės sutaupyti. Bet vieną dieną visą tai mes supratom, sudarėm paliaubas, susėdom prie stalo, draugystės kesekas surūkėm ratu, nusprendėm nesipjauti, o veikti kartu. Paėmėm Uzus, AK ir Beretas, priemiesčių armija nenori derėtis, suvienytos gaujos prieš turčius pakils, parodysim, kam priklauso ateitis. Mums priklauso ateitis, hei! Mums priklauso ateitis, hei! Mums priklauso ateitis, hei! Mūsų nieks nesustabdys.